Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radio lentyna rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Vaga, Alma Litera ir Baltos lankos. Na ir dar apie niūrų, destrukcinį ir pražūtingą reiškinį – kultūrinę revoliuciją. Galima pagalvoti, kad žodis kultūra niekaip neasocijuojasi su destrukcija. Tačiau paradoksalu, jog vienos kultūros klestėjimas reiškia kitos kultūros mirtį. Bet knyga, kurią šiandien pristato leidykla Vaga, nėra apie tokią evoliucinę kultūrų kaitą. Ji apie monstrišką kultūrinę revoliuciją, kuri siautėjo ir siaubė Kiniją lygiai 10 metų, nuo 1966–76 metų. Tai knyga apie vieną šios revoliucijos iniciatorę ir ko gero pačią arčiausią jos vykdytoją, ponę Mao. Nesunku atspėti, jog romano Tapti ponia Mao, kurį iš anglų kalbos išvertė Antanina Banelytė, autorė yra Ančimin, Lietuvos skaitytojams puikiausiai pažįstama iš romanų Imperatorė orchidėja, Paskutinė imperatorė ir Raudonoji azalija. Be abejo, ir šiame romane Ančimin pasakoja apie tai, ką pati patyrė ir išgyveno. Ji, kaip ir visi kinai, buvo kultūrinės revoliucijos auka. Bet kokiu atveju, tik tuo metu ji pati stovėjo Mao pusėje ir meistriškai išplautomis smegenimis sėkmingai kilo karjeros laiptais, vaidindama ponios Mao spektakliuose. Tegu naujieji socialistiniai menai užvaldo kiekvieną sceną. Plakatai su tokiais ir panašiais šūkiais, kuriuose iš tų pačių plakatų tardavo pati ponia Mao, buvo įprastas dalykas Kinijoje. Arba nušluok senąjį pasaulį, pastatyk naują, skelbė plakatai, kuriuose buvo pavaizduoti Raudonosios gvardijos nariai, kūjais talžantis įsivaizduojamąją senąją kultūrą. Raudonoji gvardija arba vadinamieji hunveibinai buvo tiesiog Mao Dzeduno mobilizuoti studentai, jaunimas, kurie turėjo atlikti sargų ir baudėjų, tiesiog kultūrinės milicijos vaidmenį. Finansuojami vyriausybės, jie tiesiog naikino senus pastatus, įrankius, knygas, antikvariatą, meno kūrinius, žodžiu viską, kas pasitaikydavo po ranka ir netitikdavo tuometinės propagandos. 10 metų vykusi kultūrinė revoliucija buvo pražūtinga Kinijos kultūrai apskritai, atsiliepė visur, ekonomikoje, švietimo sistemoje, palietė kiekvieną Kinijos žmogų. Vyko trėmimai, žudimai. Tokiame fone aršioji revoliucijos vykdytoja ponia Mao aistringai statė operas garbinančias jos vyrą. 1976 metais mirus Mao Dzedunui kultūrinė revoliucija baigėsi. Ji buvo paskelbta blogiu. Visi Dzeduno sekėjai buvo sodinami į kalėjimus ir visaip kitaip išstumiami iš visuotinės veiklos. Į tą kategoriją įėjo be abejo ir būsimoji rašytoja Ančimin. Ji taip pat prarado savo pozicijas. Tačiau susiklosčius palankioms aplinkybėms, Ančimin padedama draugės aktorės emigravo į Jungtines Amerikos valstijas. O romanu Tapti ponia Mao rašytoja bando atskleisti psichologinį šios revoliucijos vykdytojos portretą. Bando išsiaiškinti, ar ji buvo moteris blogio įsikūnymas ar auka. Kaip pati autorė teigia, kiekvienas šios knygos herojus iš tikrųjų gyveno ir laiškai, eilėraščiai, citatos yra išversti iš originalių dokumentų. Taigi, dar viena puikiai autentiška knyga apie kinų kultūrinę revoliuciją ir Mao režimą. Priminsiu, jog šį iš dalies istorinį, psichologinį Ančimin romaną Tapti ponia Mao išleido leidykla Vaga. Na, o šiandien viskas, tokios tad buvo šiandienos radio lentynos knygos. Su jumis buvo Ugnius Butkus, dėkoju, kad klausėtės ir iki.